Viskas prasidėjo nuo vaikino iš kaimo, Uoginių kaimo. Vaikinas savo neaiškiais pomėgiais rinkti visokias senienas, sodinti medžius ir puoselėti gyvenamą aplinką savo sodybą privedė prie to, kad jį tapo nesvietiško gražumo su daugybė visokių įdomybių. Pavyzdžiui, tik nesenai užėjo nauja mada statyti apžvalgos bokštus. Kiekvienas miestas vis mandresnį ir aukštesnį taisosi. O šis žmogus, tada dar visai ne pagal madą, vieną tokį savo sodyboje pasistatė. Dėl tokių pokštų šio vaikino vardas Adomas bei pavardė Petrauskas ėmė skambėti ne tik Kupiškio krašte, bet ir už jo ribų. Adomo darbai nebuvo tik žaidimas savoje smėlio dėžėje. Jo sodyba žavėjo aplinkinius ir daugam tapo įkvėpimo šaltiniu. Tai nujautęs senolis atidavė sukauptus eksponatus Kupiškio savivaldybei, kad jį galėtų tęsti jo pradėtus darbus. Todėl natūralu, kad Uoginiečio sodyba virto visuotiniu objektu. Kupiškio savivaldybė čia nusprendė įkurti amatų centrą. Susipažinus su centro idėja, ryškėjo simboliškas ryšys su Adomo veikla. Amatų centro tikslas – žmogui, mokančiam kažkokį amatą ir norinčiam jo pasidalinti su kitais, suteikti tam sąlygas. Pavyzdžiui, Sandra Gabrėnaitė žino tradicinės duonos kepimo subtilybės. Moteris nori savo amatą perduoti kitiems. Uoginių muziejus merginai suteikia patalpas, kuriuose yra visos sąlygos edukacijai vykdyti. Toliau, užsiėmimo sumanytoja pati sugalvoja savo edukacijos trukmę bei kainą. Žmonės, norintys išmokti duonos kepimo subtilybių, surenka 10-15 žmonių grupę, paskambina Sandrai telefonu ir susitarė dėl užsiėmimo dienos bei laiko. Užsiėmimo metu ne tik yra pasakojama apie duonos kepimo procesą, bet ir suteikiama galimybė jame sudalyvauti. Suminkyti duonos kepaliuką, jį pašauti į krosnį ir po to pasigardžiuoti savo pirmuoju pagranduku. Tas šviežios duonelės kvapas. Gaila, nepavyko užfiksuoti. Taigi, norintis savo sugebėjimus perduoti kitiems, čia gali rasti tam sąlygas. Be duonos kepimo, Uoginiuose dar vyksta keramikos edukacija bei vaistinių augalų pažinimo užsiėmimai. Numatoma pradėti rengti kūčių papročių bei šventinės vakarienės ruošimo edukacinę programą. Visi norintys dalinti savo amatu čia yra maloniai kviečiami. Savo norą reiktų išreikšti Kupiškio etnografijos muziejaus vadovybei. Ši galimybė leidžia ne tik perduoti savo puikius gebėjimus kitiems, nes kitu atveju galbūt žinios gali nukeliauti užmarštin, bet ir truputį užsidirbti. Tokiai iniciatyvai plečiantis, centras po truputį taps įdomia vieta išmokti labai praktiškų ir naudingų dalykėlių.